Усім вітання, ви на каналі Львівського ліцею імені Героїв Крут. Традиційно, друзі, не забуваємо ставити вподобайки на відео, ділитися ним з друзями і писати в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних епізодах. Ну а з вами ми, його незмінні ведучі, Артем Прийма. Та Єлизавета Тараско. І ми розпочинаємо. Сьогодні у нас спецвипуск з нашими литовськими друзями. І зараз з нами кадет Мартінас Казлаускас. Отож, Мартінес, як дорога, чи комфортно доїхали? Buvo gan komfortiška, bet ilga ir dėl to išvargino šiek tiek. Bet labai šiltai buvome priimti ir buvo malonu. Що для вас означає Україна? Чи не боялися ви сюди приїжджати під час того, коли в нас повномасштабне вторгнення Російської Федерації? Ukraina yra tiesiog kita valstybė, kuri turi labai panašią istoriją su Lietuva ir galima sakyti net kaip savotiškai paremti Ukrainą norėjau ir pavyko įkalbinti tiek tėvus, tiek instruktorius mokyklos ir iškovoti vietą, važiuoti su savo mokyklos rinktine atstovauti Lietuvos. Взагалі в ліцеї в нас зараз проводяться міжнародні змагання юнацького резерву. Отож, я б хотіла спитати в тебе, Мартінес, як ви проводили підготовку до ваших змагань? Ruošiausi daug fiziškai, daug sportavom, bėgiojom, ieškojom panašaus reljefo savo mieste, kuris turėtų daugiau kalnų ir, pagrindė tiesiog fiziškai bėgiojom, ruošėmės, kad būtų kuo panašiau į trasas. Які ваші очікування від змагань? Manau, kad šios varžybos yra iš tikrųjų labai geras būdas susipažinti kaip su, galima sakyti, beveik sąjungininkais, su žmonėm, su kuriais turime bendrą tikslą, pasiruošimą ir varžybas laimėti nemanau, kad pajėgsime, nes tiesiog labai stiprus varžovai, labai gerai pasiruošę. Взагалі, чи помітили ви якусь різницю між вашими кадетами та нашими? Mes čia buvome labai neilgai, tai yra labai daug negaliu pasakyti, kokių skirtumų būčiau pastebėjęs. Fizinis pasirengimas gal šiek tiek kitoks, gal taktikos truputį kitokios ir gal bendravimas licėjuje skiriasi šiek tiek, nes mūsų licėjus yra labai mažas ir dėl to mes visi, galima sakyti, esam kaip vos ne šeima, labai artimi. Visi 200, visi pažįstam vieni kitus tiek iš matymo, tiek vardais, pavardėmis. Gal truputėlį artimiau mes bendraujame negu ukrainiečiai, bet čia yra tiesiog pirmas įvaizdis. Як проходить ваша рутина, як проходить ваш день ліцеїста? Розпорядок дня. Mūsų dienotvarkė yra gan griežta ir labai aiškiai išdėstyta. Turime atvykti į licėjų iki 8 valandos, dažniausiai anksčiau, jeigu norime papildomai pasikonsultuoti su mokytojais. Žmonės gyvenantys mokyklos bendrabutyje visada atvyksta anksčiau. Po konsultacijų 8 valandą įvyksta pramankšta, kuri prisideda prie mūsų fizinio pasirengimo. Tada įvyksta pamokos ir priklausant nuo dienos mums vyksta kaip karinis pasirengimas ir yra keli žmonės, kurie ir po karinio pasirengimo yra įstoję į kaip žvalgų būrelį, kuriame įdėmiau ir tiksliau ir aiškiau, gal netgi truputį yra dėstoma ta pati karyba ir žvalgyba prisideda. Ir kitomis dienomis tai būtų pasirinktinas būrelis, kuris irgi dažnai yra susijęs su karyba, tai dronai, parašutizmas ar tiesiog fizinis pasirengimas. Taip pat daug žmonių eina į sporto klubus tomis dienomis, o penktadienį yra truputį trumpesnė diena, vietiniai keliauja namo, o žmonės, kurie gyvena kitose miestuose, su mokyklos parūpintais bilietais keliauja į savo miestus ir namo.
Якщо ти займаєшся в якихось спортивних секціях, чому саме в цій секції, якщо це ти займаєшся в них? І розкажи, чому ти її обрав? Aš lankau žvalgus, pasirinkau gana spontaniškai, tiesiog pasiūlė vienas iš žvalgų, atėjau, visiškai nepasigailėjau, labai patiko ir sėkmingai jau antrus metus esu žvalgas. Pasirinkau parašiutizmą, buvo atvykęs instruktorius prieš oficialiai įsikuriant būreliui, pristatė parašiutizmą ir savo planus, ką planuoja vykdyti tame būrelyje. Ir dar lankau mokykloje fizinio pasirengimo būrelį, tiesiog sustiprėti ir dalinai ruoštis tokioms kaip varžyboms ir bendrai dėl savęs. Як ви проводите своє дозвілля в позаурочний час? Pasibaigus būreliams priklauso nuo dienos, dažniausiai keliauju arba į sporto klubą, arba namo ruoštis pamokas ir ruoštis rytoj, kadangi pareinu gan vėlai, apie 8 val. Dažniausiai. Чи є у вас в ліцеї такий предмет, як захист країни? Pas mus tokio tiksliai dalyko nėra, tačiau turime, kaip ir minėjau, karybą, kur įeina ir tai, bet ir ginkluotas pasiruošimas pasipriešinti. Чому ти обрав саме свій ліцей? Тобто розкажи про свій шлях вступу. Pasirinkau šį licėjų, kadangi norėjau savo ateitį sieti su kariuomenė ir ateiti į licėjų buvo truputį gal net spontaniška idėja. Buvau Šaulių sąjungos narys ir brolis pasiūlė kaip juokelį. Taip sužinojau, kad šita mokykla iš vis yra Lietuvoje. Pasidomėjau ir nusprendžiau, kad iš tikrųjų noriu. Atėjimo procesas buvo sunkesnis negu kitose mokyklose. Reikėjo truputį pasiruošti fiziškai, pasimokyti, buvo paprašyta pagerinti mokymosi rezultatus. Taip pat buvome išmokyti, galima sakyti, pagrindų, kaip žygiavimas, kaip elgtis taisyklingai su uniforma, kaip taisyklingas dėvėjimo taisyklės, ką galima daryti, ko negalima. Чи був у тебе такий якийсь наставник, який, можна так сказати, трішки готував тебе до вступу у ваш ліцей? Kai atvykau į licėjų, susipažinau su tuo metu buvusiu komendantu Aleksandru Nemura, kuris pristatė licėjų, pamokino daugiau pristatė, kaip iš vidaus yra, ir padėjo galutinai įtvirtinti savo pasirinkimą, kad noriu čia stoti. Чи є у вас вступні іспити в ліцеї? Тобто, чи ти можеш нам розказати всі вступні іспити, які потрібно здати, щоб вступити до вас в ліцей? Ateiti į licėjų reikia fizinio pasiruošimo tam tikro, kadangi negalime tiesiog priimti kiekvieno žmogaus nuo gatvės. Taip pat reikia turėti gerus pažymius pakankamai, reikia išlaikyti anglų kalbos egzaminą, lietuvių kalbos egzaminą, matematikos ir istorijos egzaminus. Taip pat kaip individualus mokymas, kuris skatina geriau dirbti komandiškai. Наскільки нам відомо, у вас в ліцеї є список добрих справ. Чи міг би ти нам пояснити цю практику? Tai pas mus yra tokia sistema įvesta, kaip skatinimo taškai ir privalomos socialinės valandos, kurios skatina žmonės savanoriauti tam tikrą valandų skaičių per metus. Ir yra, kaip jau minėjau, paskatinimo taškai, už kuriuos mūsų mokyklos nuostabi vadovybė duoda, kaip galima sakyti, prizų, kuriuos įteikia per rikiuotę ar paaukštinimais, ar tiesiog kokiomis ekskursijomis. Що спільного між українським ліцеєм і вашим литовським ліцеєм? Що ти, можливо, помітив щось таке спільне? Що нас об'єднує? Що нас об'єднує і що схоже? Su skirtumais
esminių labai nepastebėjau. Gal, kaip ir jau minėjau, mokyklos dydis ir maždaug tiek. Dar tikrai per mažai buvau jūsų licėjuje, kad pilnai pažinti jį і помітити tuos esminius skirtumus. І на кінець, що б ви хотіли побажати українським кадетам? Norėčiau palinkėti toliau tęsti savo veiklą, kuri jau dabar vyksta, bei gerų rezultatų tiek fizinių, tiek mokslo požiūrių. Отож, друзі, наш випуск поділений на кілька частин. І зараз з нами кадетка Грета Руцкевичуте. Так. Та, є. І вона, як дівчина-кадетка Литовського ліцею, з нею також буде поспілкуватися стосовно їхнього виховання в ліцеї. Чи воно є таким ж самим, як і для хлопців, чи трішки якісь є зміни. Отож, насамперед розпочнемо, чому ти вирішила вступити в цей ліцей? Į licėjų nutariau stoti dėl to, kad visada patiko man sunkesni dalykai, pavyzdžiui, kaip sportas ir kadetų licėjus, išbandyti save ir taip pat pagerinti save. Чи є у вас різниця між хлопцями і дівчатами у спорті? Так, тому що ти сказала, що тобі подобається оця складність, так, порівняно з загальними середніми освітніми закладами. Чи є якась різниця між дівчатами і хлопцями у спорті, у військовій сфері, у військовому вихованні? Sporte skirtumai tarp merginų ir vaikinų, sakyčiau, yra vien tik biologiški, nes vyrai yra stipresni negu moteris ir man dabar reikia Ukrainoje lygiuotis su jais, nes yra tos pačios rungtys ir turiu lygiuotis su vaikinais, kadangi dirbame kaip komanda ir niekaip kitaip nepabėgsi, jeigu nesilygiuosi su vaikinais. O aplamai sporte, tai nežinau, realiai kartais turi tiesiog daugiau darbo įdėti, kad pasiekti tokio pačio результату, kai vaikinas tiesiog gali padaryti. Скільки у вас навчається в ліцеї дівчат, так, бо тому що з минулого року Львівський ліцей імені Героїв Крут почали набирати дівчат, так, зараз у нас навчається 30 дівчат-крутянок. Аж 30. Аж 30, так, тому відбір, насправді, конкурс дуже великий. Скільки вас навчається дівчат в ліцеї і чи є такий великий відбір відсіювання дівчат? Pas mumis licėjai yra tikrai daugiau merginų ir jas lengviau priema negu pas jumis, bet taip pat yra vaikinų labiau daugiau negu moterų ir vis tiek yra tas didelis gan skirtumas, bet taip pat jas priema pas mumis lengviau negu pas jus. Окей, Грето. Які вимоги у вас до зовнішнього вигляду для дівчат у вашому ліцеї? Išvaizdos reikalavimai merginoms yra gan stiprus, vien tik pradedant nuo nagų jie negali būti tam tikro ilgio ir jeigu bus skaitosi kaip pažeidimas kadeto kodekso, taip pat ant ausų ir aplamai veido bruožų negali būti daugiau nei 2 auskarai ir grandinėlė negali rodytis ir tokie dalykai, bet taip pat jie nėra uždrausti, jų tiesiog reikia mažiau dėvėti. Окей, Грето, ким бачиш ти себе в майбутньому? Ateityje matau save taip pat kariuomenėje ir tikrai manęs netraukia kasdieniniai darbai ir traukia vis tiek kariuomenė ir tokie rimti dalykai kaip policijos padalinys Aras, karo akademija ir tokios įstaigos, kur tikrai turės įdėti labai daug darbo savyje tiek fiziškai, tiek psichologiškai ir taip pat jų yra labai dideli standartai ir tikrai turi pasistengti. Який предмет є твоїм улюбленим? Moksluose mano labiausiai mylimas dalykas, skaičiu, yra anglų kalba, nes tai yra galimybė, kur gali išmokti komunikuoti su kitomis šalimis ir anglų yra labai populiari kalba šiame pasaulyje ir tai leidžia man turėti galimybę komunikuoti kaip ir su jumis dabar ir kitose šalise ir tiesiog patirti kitas kultūras per kalbą.
Давайте ще повернемося до позаурочного часу вашого ліцею. Чи є в тебе якась цікава історія, яку ти можеш зараз розповісти? Тобто, наприклад, ви їздили кудись в ліс на якісь змагання там, чи випробування, тобто саме у військовій сфері, в військовій частині вашого ліцею? Kuo labiausiai galiu pasidžiaugti savimi, kad esu savas treneris ir dažnai ruošiuosi ilgiam bėgimam su savimi. Esu savas treneris ir treniruoju visiškai viena save. Ir iš tikrųjų labai galiu pasidžiaugti, kad galiu išbėgti ilgas distancijas, pavyzdžiui, kaip pusmaratonį, ten 30 km. Ir vasarą išbėgau 2 pusmaratonius, neskaitant 10 km, 15. Ir šios vasaros tikslai yra labai panašus, gal truputį didesni, nes kiekvieną dieną treniruojuos nubėgti maratoną vieną dieną, bet viskas prasideda nuo tų mažų žingsnelių, pavyzdžiui, kaip 5 km, 10, tada pusmaratonis ir galų gale maratonas. Це круто. Так, це потужно. Це Це потужно. дійсно потужно. Отож, давай ще повернемося трішки про ваш ліцей. В мене виникло таке питання, чи немає у вас різниці між курсами ваших кадетів? Тобто, що є випускники, а є перший курс, які прийшли, і вони не знають, скажімо так, як що до чого, тобто вони не розуміють, що, скажімо так, немає цієї такої складеності, як випускники. Тобто, чи є у вас якась різниця до вставлені один до одного? Тобто, що випускник, а що перший курс? Senbuviai iš tikrųjų dažniausiai padeda naujokams, vien tik kaip ta sistema mūsų veikia ir visa kita. Laiko skirstymas taip pat, kaip pasiruošti geriau, kaip išlaikyti visus egzaminus geriau. Ir manau, tai yra labai naudinga, kadangi naujokas gali nežinot naujos sistemos, ten kažko apie bendrabutį ir visa kita. Взагалі, що означає для тебе ліцей? Sakyčiau, kad kadetų licėjus man nėra tiesiog mokyklinė įstaiga, vien tik, kad yra labai tokių gerų žmonių kaip instruktoriai ir komendantas ir visa kita, kurie tikrai padeda ne tik mokytis ir visokių tokių dalykų, bet ir realiam gyvenime, kaip ką daryti, kaip ką sakyti. Ir aplamai vien tik su vadovavimu irgi labai padeda. Ir sakyčiau, tai yra labai vertinga, nes vien tik tokie žmonės, kurie turi daug patirties, gali tavęs išmokinti tokios panašios patirties. А взагалі мене завжди цікавило одне питання. Що молодь в Литві говорить про Україну? Iš tikrųjų, dažniausiai kalbama apie vykstantį karą ir visas dėmesys kaip ir skiriamas tam, bet taip pat, kadangi yra kadetų licėjus ir Ukrainoje, yra labai panašių įstaigų, tai dažnai kaip ir dabar galima bendrauti su jumis ir dažnai visada geros mintis kyla apie jūs ir apie jūsų įstaigą, nes esate labai panašus į mus ir tiesiog gaunasi, kad lygiuojamės. Що би ти хотіла побажати українським кадетам? Iš tikrųjų, norėčiau labai palinkėti jums stiprybės, kadangi tokie dalykai vyksta kaip karas ir visa kita, ir jūs vis tiek einate į tokias stiprias varžybas, kurios vyksta ir dabar. Ir tiesiog matome dėl to jūsų stiprumą, vien tik, kad galite susidurti su keliom problemom vienu metu ir vis tiek daryti tai, ką jūs privalote. Ir, pavyzdžiui, tokioje mokykloje kovoti ir nugalėti. Отож, ми переходимо до третьої і найвідповідальнішої частини нашого спецвипуску. Директор кадетського ліцею імені генерала Повіліса Плехаовича з міста Каунас Річардас Желайтіс. Привітайте, оплеск. Оплески. Отож, Річардасе, розкажіть про ваш ліцей і в чому його особливість серед інших військових закладів в Литві? Nu, mūsų kadetų licėjus yra vienas iš tų, kurie sudaro sąlygas kiekvienam vaikui tobulėti ir mums yra įdomu kiekvieno ateitis, kiekvieno pažanga ir kiekvieno galimybė padėti jiems siekti tikslų. Яку головну цінність ви хочете дати за період навчання кадетів в вашому ліцеї? Pirmiausia, tai yra pagalba šalia esančiam, toliau gebėjimas susibrėžti savo tikslą ir jį pasiekti.
Що для вас означає бути директором ліцею? І чи для вас це командувати, чи бути якимось таким наставником? Didelė atsakomybė, nes mums tėvai patikė savo vaikus ir mes turime tuos vaikus auklėti taip, kad jie taptų piliečiais, atėjus laikui galėtų atlikti tarnybą ir tokiu būdu mūsų valstybė taptų stipresnė. Чи бували у вас такі випадки, що помилка кадета стала не просто покаранням для нього, а корисним уроком? Taip, tai yra pas mumis, tai tokie atsitinka labai dažnai, galima sakyti, kiekvieną dieną, nes mūsų ugdymo įstaiga yra dinaminė ir kiekvienas vaikas yra uždavinys, kurį yra su malonumu mums visada pavyksta išspręsti vienaip ar kitaip. Jeigu kartais nesigauna, mes bandome vieną kartą, antrą, trečią kartą, kol pavyksta kartu pasiekti tikslą. Як у Литві пояснюють молоді, що потрібно захищати свою державу? Mes turime jūsų pavyzdį, kada jūs tokiom sudėtingom sąlygom dabar priimate sprendimą stoti į kadetų licėjų ir būtent jūs žinodami, kad jūsų ateitis gali būti surišta su kariuomenė, bet jūs vis tiek einate tą linkme ir stengiatės būti geriausia, kad galėtumėte ateityje tapti savo tėvynės gyvenėjai. Tai mums tai padeda jūsų pavyzdžių kviesti mūsų jaunimą, kuris galėtų taip pat бути tokie panašus kaip ir jūs. Взагалі хотілося б повернутися у роки вашої молодості та запитати у вас, ким би ви хотіли стати в юності? Tuo, ko aš norėjau 16 metų tapti, aš tuo ir tapau. От, якщо ми вже, скажімо так, зачепили ваше дитинство, то чи ви би, коли вам було 16 років, чи вступили би ви саме в ваш ліцей? Be jokios abejonės, tai jeigu turėtume mes tokį licėjų, kokį turime dabar, tai aš turbūt prie durų stovėčiau nuo pat vakaro, kad galėčiau ateiti ir stoti būtent į šitą ліцею. Окей, а якби не військовий, то ким би ви все-таки хотіли стати? Vis tiek aš norėjau būti to, ko aš dabar esu. А от давайте уявимо таку ситуацію, що вам не вдається стати військовим. Чи був у вас якийсь другий запасний план? План Б. План Б. Šiuo atveju plano B nebuvo. Tai buvo tai, kad aš nusprendžiau ir aš kiek turėjau galimybių, aš stengiausi būti geriausia savo srityje. А взагалі, яке значення для вашого ліцею має співпраця з українськими військовими закладами, зокрема з нашим ліцеєм імені Героїв Крут? Tai mums pakėlė kartelę bendradarbiauti su stipriausiais mūsų kadetų bendramžiais, kur mes galime išbandyti save tiek akademiniuose dalykuose, tiek fiziniuose irgi rungtyse, kad ir kaip šiuose varžybose, kuriuose dabar mes dalyvavom, tai mūsų pasiruošimas, mūsų nusiteikimas būti lygiaverčiai su jumis ir net kai kuriuose vietose ieškoti net ir galimybių būti stipresniais, tai mums yra didžiausia dovana. А от чого б, на вашу думку, наші ліцеїсти могли б навчитися у ваших? Daug ką mes iš tikrųjų su jūsų licėjaus vadovu pulkininku Juriu Gusaru labai daug kalbame ir daug dalinamės patirčių, ką mes darome ir ką darote jūs. Tai manau, kad vienas iš projektų, kurį galėtumėte ateityje padaryti, tai yra savanorystė, tai yra pagalba šalia esančiam arba pagalba tiems, kuriems yra labai reikalinga. Що б ви хотіли сказати українським ліцеїстам, які навчаються у часі війни? Norėčiau palinkėti, kad jie paimtų iš istorijos tai, kas yra stipriausia ir tai, kas juos daro stipresniais. Ir mūsų pavyzdžiai, kurie, imkime ar Ukrainos arba Lietuvos, mūsų jaunimą turi sustiprinti, nes istorija kartojasi ir tie žmonės, kurie yra stiprus, jie gali paskui save vesti kitus.
Ir aš linkiu jums šito dalyko, kad jūs kad jūs kurtumėte istoriją, kur jinai galėtų vesti paskui jumis kitus žmonės. Отож, які слова найкраще, на вашу думку, описують справжнього захисника своєї країни? Tai žmogus, kuris pirmiausia rūpinasi savo šeima, tada savo kaimynų, savo gatvėje gyvenančiais kaimynais, tada rajono, miesto, apskrities ir šalies. Tai toks yra žmogus, manau, tai yra tas, kuris mato šalia esantį ir galvoja apie toliau esantį, tai yra tas žmogus, kuris reikalingas, kuris galėtų apginti savo kraštą. Насправді крута відповідь, тому що ми всі українці, ми всі повинні єднатися. Так само дуже класно те, що ми з вами співпрацюємо. За це ми вам дуже безмежно взагалі, вдячні, так, тому що це певний обмін досвіду. В чомусь ви кращі, в чомусь ми. І на цьому ми гартуємо свій характер та будуємо Ми свою не фізичну зупиняємося, йдемо далі. Так. витривалість. Отож, друзі, на цьому завершується наш спецвипуск з нашими друзями-литовцями. Дякуємо їм за те, що вони погодилися з нами записати цей подкаст. Ви не забувайте ставити вподобайку під відео, ділитися ним з друзями, ну і писати, звичайно, в коментарі, кого б ви хотіли бачити в наступних випусках. Ну, а з вами, як завжди, були ми, Артем Прийма. Та незмінна, чарівна, прекрасна Єлизавета Тарасько. Дякую.